Sveikučiai! Šiandien iš virtuvės. Mano filmukas gaminsim ir kepsim pyragą. Pyragą kepsim, kuris man labai patiko, jau gal 4. kartą šį kepu. Su kopūstais kepiau ir su obuoliais. Vyras sakė kepti su obuoliais, nes jam labai patiko. Kadangi jau kepu 9. kartą, su nutariu, nuo ko nepasidalinti šito receptų. Gal ir jum kam nors patiks, nes pabandysit patiks, bus ir jūsų. Pakol kas šitas pyragas, šita tešla dabar karaliauja mano virtuviai. Nu, ką ir pradėsim. Iš pradžių pasigaminsim įdarą. Šiandien bus iš obuolių, apelsinų ir imberiaus įdaras. Nes kadangi bus apelsinas rūgštoka, tai truputį dar klevų sirupo įpilkim. Iš pradžių aš pasidarau įdarą. Įdaro darau daug, nes jeigu pyragė nėra įdaro, tai man batonas, ne pyragas. Nu ir ką, ir pradėkim nuo įdariuko. Obuoliukus čia virš 2 kilogramų. Susitarkuoju. Su visom lūpenom aš su visu šito lobelę tarkuoju, nes tai yra mano obuoliai, nei purkšti, nei kuo trešti. Susitarkavau ir aš juos sulaistau citrina. Mums nesujuoduotų obuoliukas. Nors šitą antaninį nelabai juoduoja. Toliau lobelę sudedu visą apelsino, nuo apelsino nuskutų žievelę šitą ir viso apelsino. Va tiek sutarkuoju šviežio imbiriaus. Tarkuoju va šitą tarką tokią. Va šitų plaukų nedėkit. Ir aš toliau įsipjaustau va taip apelsiną be lobelės. Pusę. Va tai tokį kiekį obuolių aš pusę įdedu. Visą žievelę nutarkuoju ir pusę, nes paskui jeigu visą sudėsiu, labai bus kista. Čia klevų sirupo įpilsiu. Nu, šaukštą. Nes apelsinas rūgštumą duoda. Ir žinoma, prieskoniai cinamono geras, gal netgi 2 arbatiniai šaukšteliai, nu taip, kad jaustus. Ir kardamono pusę arbatinio šaukštelio. Išmaišau aš šitą dabar visą. Ir atidedu į šalį ir gaminsim tešlą. Kas mėgstat saldžiau, dėkit cukrų, dėkit bet kokį saldiklį. Jeigu obuoliai rūgštus, aišku, reikia daugiau pasaldinti savo nuožiūrą. Saldikliai, cukrų savo nuožiūrą. Dabar kokių produktų reikės? Aš kepu kefyro pagrindu, galima grietinės, sviestukas, kiaušinukai, miltai pas mane avižiniai ir ryžių. Dar į tešlą įdedu pusę šaukšto gal netgi klevų sirupo, kai plaku kiaušinius. Čia šitas saldiklis savo nuožiūrą. Pusę šaukštelio kepimo miltelių ir šaukštelį sodos. Ir druskytės. Ir atrodo viskas. Aprašyme bus parašytas visas receptas, nes kai jau rašai, tada geriau galvojasi, negu dabar, kai gamini ir šneki. O pradėsim nuo sviesto. Sviesto 100 beveik gramų, 90-100 gramų. Nes jį išsilydyt mums reikės. Ai, čia negaliu atpjauti vėl. Nu ir va. Šitą iš karto dedu aš va taip va į keptuvę ir truputį aš ją plydau. Palieku. Nes nebūtų karštas, jis turi pastovėti. Ir atsisveriu miltus. Pradžiai atsisveriu 200. 100 gramų ryžių.
Nes paskui, kai miksą darai, niekur būna dėtų mėnų. Galima paskui dakrauti, jeigu tešlai trūksta. Gerai, 100. Ir 100 gramų avižinių. Avižinių truputį mažiau dadėsiu. Paskui kepimo metu aš jų dasisijosiu. Ir miltukus būtinai persisijokit. Nu va, truputį apsilydę, aš išjungiu ir palieku nuėmu nuo karštos orkaitės, kad man paskui nebūtų karštas. Kiaušinių sutrauks. Nu ir ką pradedam? Mušam kiaušinukus. Kai kas ten atskirai, dubenėliuose muša, aš iš karto. Tik nusiplaunu. Mušam. Žiupsnelis druskos. Šlakelis sirupiuko klevų. Ir gerai suplaku. Ir toliau keliauja visi skysti produktai. Kefyro, kefiriukas, sviestelis. Tik kiškit pirštą, pasižiūrėkit. Jeigu truputį šiltas, plakit ir tada pilkit. Į kefyrą kepimo milteliai. Ir soda. Ir dabar šiuo momentu, kai jau prieš dedant miltus, įsijungiam orkaitę. Iki 185-200 va tame intervale galima kepti. Jungiamės orkaitę. Viršus apačia. Statykim ant 90. Nu, ir po truputį keliauja miltukai, ne po ranka. Visų miltų iš karto neverskit, dėkit po truputį. Parodysiu, kokia tešla turi būti, taip geros grietinės tirštumo. Dar reikia miltų mano tešlai, jinai dar truputį skistoka. Nu, vieną gerą šaukštą, tai matai, aš ten nedadėjau iki 200. Vadinasi, ir pritrukau. Nu, va tokia grietinės tirštumo tešla turi būti. Tai va, nelabai kieta, o taip traukiant grioveliais užteka. Ir susirinkinėjam pyragą. Truputį ant dugno daugiau aš pilu tešlos. Taip iš akies padalom pusę per pusę. Labai nesvarbu, kad ten jau lygiai kažkas būtų, taip pravalkau su mentele ir kraunu dabar visą įdarą. Paskirstau su visom sultim, netgi net sunkti nieko, va taip vat. Jeigu labai jau skysta, tai galima dar porą šaukštų įdėti dribsnių neaktyvuotus šitų mielių. Jie labai gerai drėgmę sugeria. Arba miltų kokių tai ryžių. Va taip va. Ir čia tai įdaro bus kaip reikalas. Kaip reikalas, pagal mane.
Ir paskutinis sluoksnis ant viršaus. Man jis vien todėl patinka, kad nereikia nei kočiota, nei su tais miltais čia purvintis, kai viskas dulka, sur nusėda. Ir va taip va, užtepliuojam tą visą įdarą. Čia toks kasdieninis pyragas. Nu, aišku, galima ir šventėms išsikepti. Nes šventėms noris kažko gražaus, kad būtų šventiško. Bet kas skonį vertina, tai tiks bet kokiu atveju. Va. Ir viskas. Ir keliauja į orkaitę. Na va, ir mūsų pyragas iškepęs. Kepė 45 minutės, 45-50. Pasižiūrėjau su pagaliuku, viskas iškepė. Ir jis yra skanus, pilnai atšalęs. Kai atšals, tada ir ragausim. Atšalo mūsų pyragėlis, dabar kaip tik pavalgėm pietus ir prie kavytės. Taip, kiek buvo įdaro, kiek beliko jame. Sukepa viskas. Na ką, ragausim, ką mes turim. Vat, taip dalis. Tikrai man tai labai patinka įdaras ir super, pabandykit, tikrai patiks. Turėtų patikti, kas mėgsta obuolius, apelsinus ir ragaujam. Kur pyragas, ten ir Lionė. Jis jau man antrą kartą paprašė pyrago, nes jam obuolių pyragai nelabai patinka, bet va šitas patiko. Bet čia kažko dar dėjai? Apelsinai, imbierius. Gal kad apelsinas, gal tos skanus. Pakol kas, paskutiniu metu, užpilamų pyragų man šita tešla yra pati skaniausia. Tiek aš esu kepus. Ir su kopūstais kepiau. Irgi labai patiko. Dar kol obuolių yra, obuolius realizuojam tokiu būdu, kad neišpūtų. Tikrai, tešla superinė, bet kuriam įdarui.